Sveiki visi, šiandien parodžiu pamoką, kaip reikia pasidaryti iš popieriaus laivą, kepurę ir lėktuvą. Na ką, pradėkime. Visų pirma, pasiimkite savo popierių A4 dydžio formato turėtų būti. Tada jį perlenkit per pusę. Toliau pasiėmat, kad šitoks galas būtų į apačią ir kur neatsidaro galas būtų į viršų ir lenkit iki vidurio. Iš pamoką gali nepavykti, nes nežinot, kur vidurys yra. Ir taip darot su antru galu irgi. Taip pat turit gauti va tokį. Čia man atrodo kaip namas. Tada pasiėmėt, kad yra va toks galas ir lenkit. Ir tą patį padarot su kitu galu. Užmiršau paminėti, jog jums dar reikės, kad tvirčiau laikytus, aš neišsitrauksiu greitai ir parodysiu. Dar jums reiks klijų, va tokių. Nebūtinai, bet kaip nebūtų lipalas. Tada kaip šitą kampą jamat ir šitaip padarot. Tada atlenkit atgal, patepat klijais. Vėl užlenkiat. tą patį padarėt su kitu galu. O su va šitas, kur lieka, irgi padarot lygiai taip pat. Tik į kitą pusę, manau, kad lieka va toks. Užlenkiat abu galus. Tada abu atlenkėt, taip pat atklijus. Ir viską darot lygiai taip pat kaip praeitame. Štai jūsų kepurė. Čia nedidelė. Vidus. Jeigu norėsit, rašykit jūs man į komentarus, aš galėsiu dar parodyti, kaip galėtumėt ją gražiai nuspalvinti. Gerai, vienas darbas atliktas. Jamat kitą lapą, jeigu dabar darysime tą lėktuvą. Pasiėmėt šitą. Lapą pastatėt prie savęs pačiai. Pasiėmėt vieną galą ir linkėt iki vidurio. Kitų galų darot tą patį. Tada jamat per čia yra ne bušna, bet jamat per vidurį ir perlenkėt puselį. Ir pasistengkit, kad va šita vieta būtų kuo smailesnė. Kuo smailesnė, tuo geriau jūsų lėktuvas bus. Viską darom iš A4 lapo formato. Perlenkit jį šitaip. Šitą dėmesį nekreipkit, perlenkit ją va šitaip. Tą patį padarot su kitu galu. Jeigu zyzia, jums biškį atleiskit, greit pirksiu naują kompiuterį ir jums tikrai nebezys. Va šitą pasidarėt, jums turėjo gauti svata. Gerai, kad dar geriau skristų, jūs pasiėmat
Jūs va šitaip pasidarot. Iš abiejų pusių. Ir tada jūs atsilenkėt į tokį. Taip pasidarot ir štai jūsų lėktuvas baigtas. Jeigu norėsit dėl visų dalykų, rašykite komentarus, pasakysiu, kaip geriau nuskambės. O kaip gerai skrenda. Gerai. Ir paskutinis dalykas, Janasas paskutinis trečia lapą. Jį daryti reiks taip pat kaip kepurę. Jūs kaip kepurę jau padarėt, jau biškį tada jau biškį prasidės kitaip. Bus daug sunkiau negu lėktuvo ar ką nors kito. Vėl pasidarykit kepurę. Vėl pasidarome kepurę. Na štai mūsų kepurė baigta, dabar matote va šitą, kur yra va šitai. Šitą vietą perlenkėt pusiau ir jums turi gautis va toks. Tada šitą paėmė. Palauk, pats užmiršau. Taip, tada. Ne. Palauk, pats užmiršau. Ai, va, tada šitais galus jam užlenkėt iki šitų. Nuo šitų iki šitą. Ir jums turi gautis va štai toksai mažiukas. Dėl šitų galų. Ir vėl kažkas ne taip. Aš jūs perspėju, laivelį šiandien nepadarysim. Gal kitą kartą bus labiau pasitreniravęs, nes vėl pamiršau tą laivelį daug sunkiau negu kitus. Gerai, kitą kartą. Laivelį padarysime kitą kartą.